Labas, praėjo 2 savaitės ir vėl grįžtu su nauju video, tai šiame video bus emocijų karuselė arba bangos, tai tikrai buvo daug nusivylimą, daug taisymo, perėjimo, abejonių, tuomet galvojau darysiu vienaip, po to galvojau darysiu kitaip, vienu metu galvojau eiti saugiausiu keliu, bet po to pagalvojau, velniop, reikia rizikuoti, bandyti ir jeigu ir suklysiu, žinosiu, kad viską padariau kažką kitaip, kad pasiekčiau tą rezultatą, kurio noriu. O jeigu nepavyks, tai bent jau žinosiu, kad pabandžiau. Dabar nieko nelaukiant, keliaujame laiku šiek tiek atgal ir pažiūrėsim, kaip man sekėsi. Labas rytas, pirmadienis, balandžio 13 diena, tai pasidariau iš pat ryto svarbiausius darbus, tai susiklijavau dalį magnetukų, kadangi vienu kartu negaliu daug jų suklijuoti, o jų užsakyta yra nemažai, tada reikia dar užsiregistruoti mokesčių deklaracijai. Šito dar nepadariau. Savaitgalį nusipirkau naują sąsiuvinį raštam ir pieštukus, tai pirmiausia raštus bandysiu kurti sąsiuvinį, o po to tik perkelti į programą, nes kaip matot, rezultatai kokie. Vakar jau galvojau, pagrinde pasiruošiu jau video įkelimui, viskas, ir atėjau 10 vakare, pasižiūriu, kad YouTube'as išmetė, kad viena daina autorių teisėm priklauso, tai vėl reikia permontuoti. Tai bandysiu, kol gaminsiu pietus, kad man užkeltų naujai išsaugotų video. O kai važiuosiu pas daktarų, bandysiu jau tada užkelti YouTube'ą, kad kol grįšiu, viskas būtų sutvarkyta. Ir tada arba pirmadienį vakare išeis video. Turim balandžio 14 dieną darbų, nors su vežimu vežk, pažadu, nuo kitos savaitės viskas grįžta į savo ritmą, tai šiandien turiu 2 konsultacijas po pusę valandos, pagaliau jos baigsis. Duoda gerų minčių, kaip ką daryti, labai turėsiu ką veikti. Tai šitas 2 konsultacijos, tada turiu magnetukų nemažai supakuoti, dar reikia užsakyti tų, kurių jau seniai nebėra, tada išsiųsti viršelius, kad pagamintų skirtukam. Bet šią savaitę pagrindė stengsiuosi su schema kažkiek padirbti, apsimėti tos visus techninius, visus darbus ir panašiai. O nuo kitos savaitės tada pilnai su schema darbuosios, rinkinius pakuosiu ir kažkaip grįšiu prie siuvinėjimo. Nes dabar tie projektai ir visos dokumentacijos, dar gavau atsakymą, kad reikia papildomai dokumentų dėl išlaidų finansavimo, tai tokių daug administracinių dalykų, kurie galbūt video formate nelabai įdomu, bet jie yra ir nieko čia nepadarysi. Bet nieko, pažadu, bus dar kitą savaitgalį varom į žygį su Haru. Tai irgi bus biškį vaizdų gamtos. Nu, žodžiu, jeigu pamatysit. Šiaip labai sunku kažką prognozuoti, kažką sakyti, kažkas čia bus, nes po to kažkas nesigauna ir po to man reikia čia kažkur prierašą dėti, kad kažkas nesigavo. Tai kalbėsiu apie tai, kas dabar vyksta, o jeigu žiūrėsim, kaip gausis. Tai va. Suvažinėjau, susitvarkiau savo teksto rašymo darbus, turėjau turėti prieš 16 minučių pusės valandos konsultaciją, kadangi niekas neatėjo, tai dabar turiu grubiai 40 minučių tarpą iki kitos konsultacijos ir galvoju, turiu 4 pieštukus ir galvoju, einu raštus pasidėliosiu, nes noriu labai pasidaryti Lietuvos žemėlapį su raštais. Bet norėčiau jau iš karto čia susidėlioti ir tada kelti ant viso šito, kad nepadaryti klaidų, kad įpaišyti į tą vietą, kur turi būti ir panašiai, nes biškai išsiblaškius ir matau, kad biškai reikalai susigadin. Tai kai turėsiu ką parodyti, pasirodys.
Labas rytas, balandžio 16 diena, darbai vyksta, nieks nepyksta. Tai šiandien turiu online susitikimą dėl projekto. Tai mintis yra tokia, kad jeigu nereikės jungti kameros, tai tuomet tuo pačiu metu ir siuvinėsiu skirtuką. O jeigu reikės jungti kamerą, vis tiek kažkaip bandysiu siuvinėti, nes siuvinėjimui laiko nėra. Užsikasusi su projekto darbais plus schemos kūrimo, tai bandysiu kažkaip spausti laiką, kad viską spėčiau padaryti. Trumpai rodausi, kaip pavyks tą schemą kurti. Tai vaizdas toks, kol kas šitos pusės nenutryniau, nes man čia kelių elementų reikės į Dzūkijos. Tai noriu šiandien pasidaryti šitą visą po pietų, jeigu pavyks, ir tada dėliosiu toliau. Šiaip kausis visai nemažas, 3,6 ant 5 cm. Bet niekaip neišeina sumažinti dėl to, kad tada ir mažai Lietuvai liks labai mažai ir to rašto visiškai gali nesimatyti. Inkubavimo paslaugos apima augimo planus, elektroninius įrankius, kurie yra naudojami jūsų kompetencijoms auginti, bei žinoma infrastruktūrą visoje Lietuvoje. Nei daug, nei mažai, pavyko visai neblogai pasiuvinėti, užsipildžiau visas skylės. Čia pasidariau, šitą vietą pasisiuvinėjau, čia neužbaigiau, nes čia kažkur man trūksta vienos eilutės, tai dar žiūrėsiu, bet visumoje esu patenkinta. Tai va, šiandien toks darbadienis, tai jau šiandien paskelbė edukacijos datą, registraciją visą atidarė, tai labai džiaugiuosi, pasidalinu per visur, kur tik įmanoma, tai labai tikiuosi, kad tą kiekį, koks yra nuplanuotas dalyvių, surinksim. Tada gavau atsakymą iš savo partnerių, kurie daro man medinės plokšteles. Tai problema yra tokia, kad toks, koks yra mano užmanymas, tokio dydžio ten gaunas 3,6 ant 5 maždaug. Dydis Lietuvos žemėlapio ir aš ant jo norėčiau siuvinėti karoliukais. Tai esmė yra tokia, kad vien medinės bazės paruošimas man kainuotų šiam 5 eurus. Nežinau, idėja faina, viskas tvarkoja, bet nežinau, ką daryti. Ant audinio tikrai darysiu, bet aš labai norėjau ir karoliukais, nebent daryti ekskliuzyvinį variantą. Pasidaryti kokius 5. Eis parduot, eis, jeigu neis, tai nežinau. Aš pati tai ir tą siuvinėsiu, bet galvoju, kiek tas lietuviškumas ir patriotiškumas yra, kaip pasakyti. Ar esam tokie dideli patriotai, kad skirtume tokią sumą Lietuvos žemėlapiui? Nors aš jį noriu padaryti tokį pakabinamą, kad labai fainiai būtų. Nežinau. Esu pasimetus šitoj vietoj, bet schemą toliau einu daryti. Mielosios, tai va, pasidariau mažąją Lietuvą. Kaip matot, juostinį raštą šiaip netaip pavyko išlaužti, bet faktas, kad aš negaliu dizaino mažinti, nes visiškai man čia niekas nebesigaus. Tai va, tai šitą padariau, šitą visą raštą užsipildžiau, reikia dabar nusispalvinti. Tai manau, šiandien ties spalvinimo ir darysiu, jau nebekursiu nieko rašto, o po to jau kitas dienas bandysiu dar čia objektėlius pasidaryti. Tai va, neturiu super daug laiko pasiuvinėti, bet šiandien pavyko per šitą visą online susitikimą pavyko pasiuvinėti visai neblogai. Tai kadangi daug laiko neturiu, tai manau tikrai saulėgrąžos netrauksiu laukan. Tai manau tęsiu toliau skirtuką. Va, kiek turiu dabar. Lengvai siuvinėjasi, viskas puikiai. Tai žiūrėsiu, gal netyčia pabaigsiu greitų metų su savo pagalbininkė. Labas rytas, turim šeštadienį, dabar tiksliai nepasakysiu, kelintą dieną, berods 18. Tai va, taip mūsų remontai baigėsi,
turim, vakar sumontavo užuolaidas, va taip atrodo visai fainiai. Sienos nudažytos pilkai kaip ir norėjau, tai kol kas mūsų remontai bent jau kuriam laikui baigėsi. Ir dar parodysiu, ką man pavyko užvakar pabaigti su schema daryti ir kiek pavyko pasiuvinėti. Va, su siuvinėjimu turiu tiek, tai tiek siuvinėjau vakare šiek tiek siuvinėjau, kuomet turėjau internetinį susitikimą iš projekto, tai sakyčiau visai neblogai pajudėjau. Kadangi šita schema buvo kurta dar senais laikais, viena iš pirmųjų galima sakyti, tai tiesiog neturiu programėlį skirto failo, bet kuomet paleisiu šitą rinkinį, tai tikrai bus pridėta ir skaitmeninė schema. Nu va, schemos vaizdas atrodo taip, užsipildžiau visą foną baltai, tai liko dar 3 regionai. Nu ir žinokit, kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad greičiausiai bus ant audinio rinkinys, kuris bus žymiai pigesnis, bet darysiu ir vieną premium rinkinį, kuris bus ant medienos plokštelių. Jau ieškausi specialių dėžių, kurios būtų pritaikytos tokiam dydžiui. Galvoju apie antspaudą, tuomet apie šilkinį popierių, tokį max premium padaryti, kad tas atidarymo džiaugsmas būtų nepakartojamas. Kadangi aš pati labai noriu ant medienos išsisiuvinėti, bet manau, kad ir ant audinio greičiausiai irgi siuvinėsiu. Tai bus matyti, kaip čia viskas dėliosis, bet iš tikrųjų labai laukiu. O kas liečia su mediena, tai mano gamintojas, kuris su mediena dirba, sakė, tik tai po 3 savaičių gaus ant medienos medienai didesnio formato skirtą lazerį, tai šiek tiek reikės palaukti, bet iki to laiko manau, kad ne tik žemėlapį pasidarysiu, bet ir dar keletą smulkių atributų, kuriuos taip pat paleidinėsiu į pardavimą. Labas rytas, seniai nesirodžiau, šiandien yra balandžio 20 diena, netoli 7, tai mes ruošiamės į procedūrą, tai turėtų paleisti maždaug 10-11 valandą, nors su narkoze, bet procedūra nėra super duper sudėtinga ir manau visi gydymai baigsis. Tai viskas, rašiu ruošinius, ko reikia ir keliausim. Saulytė šviečia, gamta kviečia, tai dabar yra beveik 12, pusė 12, tai jau po procedūro. Šiek tiek silpnumas, bet pietus jau pavalgiam, tai manau greit atsigausiu. Nu tai ką, turim balandžio 21 dieną, sveikos. Gydymai procedūros baigėsi, tai grįžtu į darbą. Vakar visą dieną iš tikrųjų kiek biškį nufilmavau, grįžom namo, visą laiką pramiegojau, naktį pramiegojau kietai, tai viskas tvarkoja, šiandien jau jaučiuos. Tai ką šiandien darau? Vakar vakare dar šiek tiek pasiuvinėjau skirtuką, dabar galvoju, čia kažkur turiu. Nieko įspūdingo daug nepasiuvinėjau, pagrindę foną, nes baigėsi rožinis siūlas ir labai tingėjau eiti pasimti papildomai. O šiandien aš darau Žemaitijos regiono raštą ir jau aš jį pasidariau ir dar noriu foną nuspalvinti ir tada, manau, parodysiu, kaip gaunasi, o vakarą užbaigsiu. Greičiausiai eisiu pasimsiu saulėgrąžą, kadangi namai jau yra sutvarkyti, jau bus galima siuvinėti ir ant rėmo. Tada, kas dar naujo įvyko, tai vakar gavau žinutę su paklausimu, ar galėčiau vesti siuvinėjimo užsiėmimus 5-6 klasių mokiniams, galvoju. Mokykla, gimnazija, velniai žino kas, žodžiu, čia netoli mano namų yra, tai pasitvirtinom datą, tai ruošiu viską. Tų renginių tokių bus ir daugiau, tai nežinau, po to reikės gal paklausti programuotojo, kad padarytų kalendorių mano palėpės puslapį, kad tiesiog, kai nueitumėt, galėtumėt pasitikrinti, kas kur kada vyksta ir galbūt koks renginys šalia jūsų būtų ir tokiu atveju galėtumėt sudalyvauti.
Šiaip labai skiriasi vaizdas, kuomet yra uždėtas fonas ir neuždėtas fonas, tai kol kas parodau, kaip nėra fono. Čia ta mint žalia tiesiog dėl fono yra uždėta, o čia jau po truputėlį pradėjau foną dėti. Tai tuoj suspalvinsiu ir pamatysit galutinį rezultatą po kelių sekundžių. Nu va, trumpas palyginimas, norėjau padaryti dar, kaip atrodo jau su fonu ir kaip be. Čia kol kas atrodo kaip juoda, bet iš esmės yra tamsiai žalia, kuri yra reikalinga būtent Žemaitijos kraštui. Ir žiūrėsim kaip toliau. Šiaip iš tikrųjų dabar dėlioju spalvas orientyriškai, o po to pasižiūrėsiu, gal kažkurias spalvas ir keisiu, kad labiau kažkas dėrėtų. Nu va, šiandienos darbas baigtas, tai viskas atrodo bent jau mano akiai visai gražu. Tai juostinis išlaikomas raštas ir kadangi tiek Mažosios Lietuvos, tiek Žemaitijos turi būti juostiniai raštai, tai labai gražiai suėjo va, tai tas vizualiai juostas, kas tokį duoda vientisumą. Labai tikiuosi, kad šitie du regionai leis daryti kažką panašaus kaip čia ir tada gražiai kažkaip susižais. Dar mintis. Dabar, kai pasidarė tos juostos, man labai krenta į akis, labai išsiryškina šitos, nežinau. Šitos visai patinka, nes kažkaip susižaidžia su šituo, o šitos kažkodėl man labai tokios išrėkiančios. Bet nežinau, gal kai viskas susidės, gal viskas gerai bus. Jeigu ne, tada šitas juostas gal reikės perdaryti kažką smulkesnio, bus matyti. Labu vakarėlį, tai žodžiu. Pasijungiu savo programėlę. Ir toj programėlėj mano siuvinėjimo rodo, kad nėra nerasta failo. Tai reiškia, mano visas progresas ir viskas, ką aš mėnesį nesiuvinėjau, jisai tiesiog kažkur nurodo, kad ten 21 su kažkiek procentų. 20, dabar net nepamenu iš tikrųjų, reikia pasižiūrėti. Bet ten buvo 21,8 berods. Tai žodžiu, pirmojo įsikėliau schemą, o ten niekas nenuspalvinta. Tai praspalvinau ir pasiuvinėjau, tai grubiai 1% beveik padariau, nes dabar rodo 22,7. Dar nepilnai susitvarkiau lapą. Dar kotelį iš tikrųjų liko, bet galvoju paliksiu, po to žiūrėsiu, kaip čia atrodys, kad po to nereikėtų dar sikerdyti. Ir vieną lapelį užsipildžiau viduriuką. Tai visai neblogai atrodo, parodysiu. Dar bespalvindama kitą lapą žalią nuspalvinau, kurio nereikėjo spalvinti, tai vėl reikėjo atspalvinti. Tai va taip, tuoj tada apsuksiu kamerą ir parodysiu, kaip toliau atrodo. Nu tai va, kai aš pradėjau siuvinėti, tai buvo šitas lopinėlis kiauras. Tai aš jį ir prasiuvinėjau ir, kaip sakiau, su progresu sunku kažką parodyti. Dėl to, kad jeigu taip žiūrim statistiką, tai atrodo, kad siuvinėjau 2 valandas ir siuvinėta 5000 kryželių. Aišku, faktas, kad tiek nėra. Bet kažkiek išsiuvinėjau, kadangi tas pats simbolis buvo, tai iš karto ir tryniau ir kitus kryželius. Tai mano mintis dabar yra, kaip atrodo. Tai mano mintis yra šitą lapelį užsikelt pasibaigti. Tai jisai tai bus kažkaip. Ir tada šitą žalią lapą siuvinėti. Labai bijau, kad vėl per kelis kryžiukus nugribausiu ir man lapas nesueis, kas su mano siuvinėjimo įgūdžiais paskutiniu metu tikrai realu, kad taip gali būti. Tai nežinau, kažkaip bandysiu nuo kotelio atsiskaičiuoti, nuo čia atsiskaičiuoti, per visus galus tikrinti, kad ir čia sueitų, kad nebūtų grybų. Ir viskas, ir kai pasidarysiu šitą ir lapelį, manau, dar gal šitas lapelis išeitų, nes čia yra mano riba. Tai tada dar šitą išeitų lapelį padaryti. Šitą pradėti, tuos reikės kažkiek pradėti, ir tada lipti viršų. O kai lipsiu į viršų, jėtus vos nenumečiu.
O kai lipsiu į viršų, tai tada galvoju. Jau čia reikės iš šonų pasidaryti tos lapelius ir tada keliauti į centriuką. Šiaip labai įdomu, kaip čia gausis. Čia dar truputėlį turi vietos. O net. Ir kitas dalykas, kai užsidės apvadai dar išryškės, nes dabar tai toks biški plemuks atrodo, bet manau viskas good bus. Ne tai ką, turim balandžio 23 dieną, grąžinu skolas savo siuvinėjimo terapijai. Tai vakar po darbų kibau šiek tiek į siuvinėjimą, tai nepasakyčiau, kad labai daug išsiuvinėjau, 176, man atrodo, kryželius tuoj pasižiūrėsiu ir po to apsuksiu vaizdą, kaip atrodo progresas, tai palei mano skaičiavimą, ką programėlė rodo, kad aš turėčiau išsiuvinėti, kur dabar čia yra. Net pasimečiau kurioje vietoje, nes dabar yra 23,49. Ir žodžiu, prognozuoja, kad per 97 dienas turėčiau išsiuvinėti. Nu, žodžiu, labai norėjau sekti tą progresą ir kiek realiai užtruks išsiuvinėti šitą dizainą, bet dėja viskas man nusimušė, didelė pauzė buvo, po to nebeatsidarė programėlėj failas, vėl per naujo reikėjo persispalvinti ir panašiai. Nu, žodžiu. Bet nieko. Tai kas dar, kol neapsukau kameros, tai jau gavau papildymą magnetukų metalinių, taip pat paštamate jau yra panašiai kaip iš Modelino 3 ar 4 serijos magnetukų, kurias reikia suklijuoti. Tada jau pakeliui išmuitino specialias korteles būtent magnetukam, nes noriu truputėlį nešti į estetikos ir pati į ofisą dabar jau eisiu šiek tiek pasipuošus, nes pagrindinis dalykas dirbant iš namų labai dažnai, saulė šviečia pro langą, labai dažnai būna taip, kad įsisuki į tą rutiną ir visiškai viskas pasidaro namų sąlygom ir apranga ir nuotaika ir visi kiti dalykai, tai bandysim šiek tiek susistyguoti šitos dalykus. Taip pat yra nemažai užsilikusių darbų ir kai kurių sustojusių, tai bandysiu irgi susidėlioti, kad kiekviena diena būtų lengvesnė, ramesnė, kad mažiau įtampos būtų ir streso. Ir tiek. Vakar buvau dar vienuose mokymuose socialinių tinklų, ten nuo 10 iki 3. Tai vėl visai geras išėjimas buvo ir kas dar, kad aš labai mėgstu stiprius žodžius naudoti. Tai pavyzdžiui, įtampa, stresas, kur tikrai sukirbina širdelę kai kuriem, kurie galbūt tas situacijas priima asmeniškai savo. Man tai ganėtinai atrodo paprasti žodžiai ir viskas. Ir tiesiog, kai mes siuvinėjam, ne tik yra hobis, bet ir tam tikra lengva transformacija iš streso ir nuolatinio galvojimo apie darbus, viską tiesiog išsivalyti galvą ir ateiti tą ramybę. Bet tas pasakymas kitiem asocijuojasi su labai stipriais negatyviais dalykais ir kažkaip reikės bandyti truputėlį keisti komunikacijos toną, kad neišgąsdinti tų žmonių, kurie galbūt tai žiūri kaip į hobį, o ne kaip į terapinę praktiką, kad vis tik tai yra ne vien tik tai kaip kiti hobiai, bet tai ir tam tikras atsipalaidavimo būdas, kuris tiesiog atjungia smegenis nuo kasdienių rūpesčių ir darbų. Tai žodžiu, aš pasiuvinėjau šitą gabaliuką. Aišku, man kai kuriais atvejais atrodo, kad čia tos spalvos gal nelabai dera ir panašiai, bet aš suprantu, kad visą magiją padarys apvadai. Tai mano programėlė atrodo taip, kadangi čia buvo biškiai stresas, nes viskas nusimušė, tai reikėjo labai daug susispalvinti. Tai čia nesuprasi, kiek tą dieną aš išsiuvinėjau, bet vakar 172. Tai bandysiu ir daugiau pasiuvinėti ir dabar žiūrim, kas yra su programėlė. Tas visas mano vaizdas, kaip atrodo, Ir taip. Tiek yra pasiuvinėta. Svarbiausia dabar dalis, nes aš esu dar neužbaigus, nes man čia, nežinau,
liktai išlyginau tą lapą, bet kažkaip norėtus gal dar čia kažkaip, nežinau. Tai čia dar nesiuvinėjau, nes čia mano klaida yra ir aš ją kažkaip užtaisysiu. Tai va, ir svarbiausias dalykas - teisingai atsiskaičiuoti šitos lapus, kad vėl nepadaryt grybų. Atėjau į savo žiurkėno urvelį ir prisiminiau dar vieną dalyką, kad labai gali būti, kad po kokio mėnesio šitas geltonas ofisas turės remontą ir bandysim kurti kažkaip estetinį visą vaizdą ir jaukumą, nes dabar tokiam kaip ofise grinai dirbu ir tas man labai nepatinka. Tai gal taip netyčia viskas susidėlios, nes dabar kartais būna, kad kai nori kažką gražaus nufilmuoti ar padaryti, tai kažkur leki, kažkur ieškai vietos, kur būtų gražu ir panašiai. Tai labai tikiuosi, kad tą grožį pavyks ir darbo vietoj susikurti. Na tai ką, damos? Tai va, ką mes turim? Turim tokį. Čia žiūriu, reikės dar dildžiuot kai kuriuos. Turim tokį babaisą. Tokį. Tokį. Čia draugelis toks pat. Ai, čia irgi tokie pat. Taip. Taip. Taip, tai žodžiu. Šitie ir pada. Va tokius zuikius. Žiūrim, kas čia su šitais yra. Manyčiau, visi gali būti skirtingi. Šiaip atrodo ganėtinai tvirti. Galvoju, kad kaip modelinas, bet greičiausiai čia bus tiesiog tokie kaip plasmasiniai. Ir dabar žiūriu, gal čia irgi visų padų bus. Ne, pamakaluota, bet principė va taip. Nulūžė. Jėtus. Kažkam nepasisekė. Tai ir toks. Tai šitie sveiki. Šitie sveiki. Čia 3 tokie. Čia yra. Čia. Šitas yra. Šito vat viršūnėlė yra nulūžus. Tai brokuojam. Tada yra toks. O šito nulūžęs viršūnėlė. Ir šitas sveikas. Nu va. Turiu tiek. Faktas, kad kai jūs žiūrėsit video, greičiausiai aš jų nebūsiu sukėlusi į internetinę svetainę. Tai galit rašyti man asmeniškai Facebook'e, tiek per mano palėpę, tiek kas turi drauguose mane kaip asmenį. Ir tada susižiūrėsim, ką aš jums galiu pasiūlyti ir tiesiog jau gal netgi formuosiu rankiniu būdu užsakymus ir siūsiu. Nes gali būti ir taip, kad nespėsiu sukelto, jau bus visi rezervuoti. Nu tai labas rytas penktadienį. Maloniai esu nustebinta, nes vakar tik tai kėliau magnetukus, kuriuos gavau, kuriuos net neįkėliau dar į internetinę svetainę, nes yra rizika, kad aš, pavyzdžiui, gausiu kažką sugadintą. Tai taip ir buvo šį kartą, du magnetukai buvo pagadinti. Ir per vakar dieną ir šiandien rytą, šiai minutėj, jau 17 magnetukų yra rezervuota. Tai paskaičiavau, kažkur apie dar 10 dizainų yra, nes kai kurių užsakiau, pavyzdžiui, baltus zuikius užsakiau 10 vienetų, nes jie man tokie visai faini. Tai manau, šiandien skubėsiu dar papildyti, nes tikrai maloniai nustebino ir manau dar kažką papildomai užsisakysiu. Šiaip iš tikrųjų labai įdomu, gal dar kažkas iš aksesuarų būtų aktualu, pavyzdžiui, pakabukai žirklutėms, galbūt įtempėjai prie rėmų ir taip toliau, nes šiaip galvoju ateityje kažką dar savo rankų darbo būtų galima padaryti, kad to pasirinkimo būtų daugiau. Ir labai faina, kad tie žmonės, kurie jau seniai pas mane nepirko, būtent dėl magnetukų sugrįžo. Tai va, tas yra labai faina. Tai va, nes ir pačius magnetukus aš priemonę susisakau ir po to jau ten krapštausi. Va taip. Tai būtų faina, jeigu komentaruose parašytumėt apskritai, kas dar domintų, ko dar trūksta ir panašiai, nes kol kas anketa sunkiai juda. Bandysiu aš dar paleisti atskirai per naujienlaiškį. Žiūrėsiu, kaip gausis, tai va.
Nu, va, turiu labai gerą pavyzdį, kaip dažniausiai iš pirmo karto nepadarau tai, ko noriu. Tai labai džiaugiausi, kad buvau padariusi va šitą raštą. Šitas buvo toks zigzagiukais, bet kiekvieną naktį einant miegot galvoju, kad vis dėlto tai nėra tas raštas, nes lietuviški tautiniai raštai jie yra tuo tokie sinchroniniai, griežti, ne kažkokie zigzaguoti ir panašiai. Tai va, tai šiandien galvoju, kad reikia perkurti ir man čia gavosi, kad nesuėjo su šitom linijom, tai reikėjo dar sykį pergalvoti. Ir manau, kad va šitos dvi juostos, kurios eis kas antrą, turėtų būti visai gerai. Tai čia palyginimas kaip buvo. Nu, šitas jau ištaisiau, bet prieš tai buvo taifa. Ir va kaip dabar tas raštas atrodo. Ir manau, kad šitas, kaip buvo raštas, jis buvo toks per ryškus, per sunkus, nes čia taip gražiai tie ornamentai ir daugiau erdvės fonui baltam, o čia kažkaip buvo viskas labai ant tų spalvų pavaryta. Tai manau dabar bus žymiai geriau. Žiūrėsim. Nežinau, ar spėsiu šiandien pabaigti, bet labai tikiuosi. Nu, va, taip nesitikėjau, bet pavyko ganėtinai greitai sutvarkyti ir dabar man vaizdas žymiai labiau patinka. Dar pasitikrinsiu, ar Mažosios Lietuvos krašto spalvos tikrai tokios, bet šiaip viskas labai gražiai ir va tos va juostos viskas sueina, kaip turi būti ir panašiai, tai labai džiaugiuosi. Nu ką, keliausim žemyn. Tadam, žodžiu. Va taip būna, kai labai gera yra kūrybinė nuotaika. Tai negana to, kad persidariau Žemaitijos visą šitą raštą, susitvarkiau dar ir pasidariau belė kokio grožio Suvalkijos. Labai netikėtai susidėjo viskas, bet man asmeniškai labai patinka. Nu tai ką, kadangi jau aš esu po darbo valandų, mano penktadieniai visada būna tokie ilgesni, nes noriu užsibaigti visus savaitės darbus likusius, kad pirmadienis būtų lengvesnis. Ir kadangi šiandien gavau vėl per daug užsakiau, kadangi gavau dar šiandien ir siūlus, tai noriu viską susidėti. Šiaip visada sakiau, kad pas mane vienas iš tų išskirtinumų yra, kad siūlai yra laikomi specialiuose dėžutėse nuo saulės, nuo dulkių ir visai gerai jos ten laikosi. Tai tuoj ir pamatysit, kadangi esu dabar ne direktorė, ne verslo atstovė, o sandėlininkė, tai yra apranga tokia. Tai va, čia truputėlį matosi mano viena dalis spintos, nes kita yra šičia. Tai visi siūlai yra sudėti dėžutėse tam, kad jie nedulkėtų, negautų saulės, nenubluktų ir panašiai. Ir kad kai užsisakysit, kad siuvinėjant atspalviai nesiskirtų. Nors šiaip sako, kad jeigu skiriasi partijos, tai gali būti, kad šiek tiek ir atspalviai skiriasi. Na, bet kol kas dar nusiskundimų neturėjau. Einam, nešiot. Labas rytas, šeštadienio rytas, tai vakar prasitestavau pirmuosius magnetukus, visai gerai susiklijavo, va taip, kadangi aš dideliais kiekiais vienu kartu negaliu padaryti, nes neturiu tiek prispaudėjų, tai va, vaizdas atrodo taip ir yra va tokie elegantiški magnetukai uždėti, va taip, tai šitie yra šiek tiek plonesni, bet vis tiek labai tvirtai laiko. Ar nori žygiuoti? Nu varom. Jau žinai, ne savo darbus. Hop. Super. Sėsk arba gulk, kas tau patogiau. Nu? Ru. Sėsi? Nu šaunuolė. Ir sužinoti daugiau istorijos. Haru. Oi, kokia graži. Štai tokios buvo mano 2 savaitės, tikrai netrūko iššūkių ir panašiai, tai noriu atkreipdėmėsi, kad tikrai mintis verda nuo idėjų ir kartais būna, kad naktį atsikeliu ir užsirašinėju, kad nieko nepamirščiau. Su raštais tautiniais turiu, idėja čia ir va čia.
Jeigu man pavyks bent 50% tai gyvendinti, ką esu suplanavus, jau būsiu patenkinta. Nes kuomet abejojau dėl žemėlapio ant medienos, tai dabar galvoju, gal netgi darysiu 2 variantus, vienas smulkesnį, kitas stambesnį, nes kol kas, nežinau, atrodo kaip ir spalvos suderintos, bet gal ne iki galo, kai tuomet turėsiu visą žemėlapį, kaip viskas atrodo, tada ir žiūrėsiu, nes pavyzdžiui, kai buvo Mažoji Lietuva, Žemaitija ir Aukštaitija, man atrodė, kad viskas gerai, kai užsidėjo Suvalkija, man kažkaip raštai patinka, bet nepatinka visa sinergija, kaip viskas eina. Tai nežinau, dar Dzūkiją užsidėsiu ir tada bandysiu derinti tarpusavį, ieškoti sprendimų, kaip padaryti gražiau. Tos perėjimų čia nepadarysi, arba turi spalvas koreguoti, arba raštą. Tai tada ir jau taisysiu. Nes dabar turėjau 2 ar 3 taisymus. Tai žiūrėsim kaip toliau. Kol kas tiek ir iki kitų susitikimų. Ir nepamirškit palaikinti, pakomentuoti į mano užduodamus klausimus video metu ir pasuskraibinti kanalą, nes video išeina kas 2 savaitės ir per tas 2 savaitės tikrai galim pamiršti sugrįžti į kanalą. Iki.